viešpaties Jėzaus Kristaus meilė Dievo Tėvo bei šventosios dvasios bendrystė tesie su mumis visais. Viešpatie mūsų Dieve, dangiškasis Tėve, Tu per tėvus dovanoji gyvybę ir per juos ugdai mus meilėje, kantrybėje ir išmintyje. Atleisk mums, kai pamirštame šį šventą pašaukimą, tiek būdami vaikais, tiek būdami tėvais. Atleisk mums, kai negerbėme, neklausėme ar buvome abejingi savo artimiesiems. Prašome, atverk mūsų širdį savo žodžiai. Tegul jis kalba ne tik mūsų protui, bet ir sielai. Mokyk mus pagarbos, dėkingumo ir atjautos. Mokyk mus priimti Tavo įsakymą ne kaip naštą, bet kaip dovaną, kaip kelią į gyvenimą, kuriame auga meilė ir taika tarp kartų. Tegul Tavo šventoji dvasia veda mus į tiesą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Prašau sėstis. Brangieji Kristuje, šiandien mes minime Tėvo dieną, bet nusprendžiau pakalbėti ne tik tais apie brangiuosius tėvus, bet apie šeimą ir apie tėvelius bendrai. Dievas savo 10 įsakymų nepaliko mums kaip sunkios naštos, bet kaip tiesą, kuri veda į gyvenimą. Tačiau kiekvienas įsakymas kartu atskleidžia ir mūsų nuodėmingumą. Šiandien pažvelkime į 4 įsakymą, kuris trumpintai versijai sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Iš pirmo žvilgsnio šis įsakymas atrodo savaime suprantamas. Bet kai pradedame gilinti, suprantame, kad šis įsakymas neapsiriboja vien vaikų paklusnumu tėvams, kai sakoma, neatsišnekinėk prieš mamą arba klausyk tėčio. Šis įsakymas visų pirma parodo mūsų širdies kietumą. Jis liečia ne tik vaikų, bet ir mūsų, suaugusiųjų santykį su tėvais, su gyvenimu, su Dievo nurodyta tvarka. Ir ką matome šiandien? Pasaulis mus moko gerbti pasirinkimus, bet ne žmonės. Todėl mes vis dažniau mylime abstrakčiai visą pasaulį, bet pykstame ir nekenčiame tai konkretaus žmogaus. Gerbti tėvus tai pripažinti, kad ne mes esame savo gyvenimo viešpačiai. Tai reiškia priimti tėvus, kuriuos Dievas mums davė, ne tada, kai jie nėra tobuli. Dievo įsakymas sako, gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventų žemėje, kurią tau duoda Dievas. Tačiau mes dažnai gyvename taip, lyg ilgai gyventume tik tada, kai būsime visiškai nepriklausomi, kai išeisim iš tėvų namų, be atsakomybės, be įsipareigojimų, be atminties. Tėvų meilė dažnai būna tyliai iškentėta, ne visada suprasta, dažnai atmesta, o mes vietoj dėkingumo teisiame, kaltiname ir tolstame vieni nuo kitų. Argi tai neatspindi visos žmonijos santykio su Dievu? Dievas mūsų tėvas mus pamilo, maitino, vedė, o mes pamiršome jo žodį, nepripažįstame jo išminties, mes dažnai atmetame tėvų pamokymus. Renkamės tik tas tiesas, kurios patogios, o visą kitą ignoruojame. Sakome, kad mylime tėvus, bet neskiriame jiems laiko. Kai tėvai sensta, paliekame juos vienatvėje, kalbėdami apie tai, kokie mes užsiėmę, kiek turime darbų, bet iš tiesų tiesiog nebeklausome jų. Kartais net kaltiname juos dėl savo pasirinkimų, tarsi būtume aukos, o ne atsakingi žmonės. Tačiau Dievo žodis niekada nepalieka mūsų tik įstatymo šviesoje, kai po nakties ateina aušra, po sausros lietus, po dykumos pažado žemė, po įstatymo ateina Evangelija. Dievas ne tik liepia gerbti tėvus, jis pats pirmas parodo, ką reiškia būti tėvu. Jis atsiuntė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų į pasaulį, kad mus, maištaujančius vaikus, susigrąžintų. Jis nežiūrėjo į mūsų nepaklusnumą, bet ištarė,
aš jūsų nepaliksiu. Ir Jėzus, tas tobulas sūnus, parodė, ką reiškia pagarba. Jis klausė savo dangiškojo tėvo iki pat kryžiaus. Jis rūpinasi savo motiną Mariją net tada, kai kabėjo ant kryžiaus, sakydamas apaštalui Jonui: štai tavo motina, o Marijai štai tavo sūnus. Jis ne tik išpildė įsakymą, jis tapo mūsų atpirkimu už visus mūsų nusižengimus. Kristuje mes gauname atleidimą už šaltumą, už abejingumą, už skaudintus tėvus, už neištartą ačiū ar atleisti. Tik Kristuje yra nauja pradžia. Ir dar daugiau, Kristus ne tik atleidžia, jis perkeičia. Jis moko mus vėl gyventi Dievo žodžio šviesoje. Jis kviečia mus būti vaikais, kurie gerbia, myli, rūpinasi, ir tėvais, kurie myli taip pat kaip dangiškasis tėvas. Tėvų meilė yra Evangelijos atspindys, nes jie myli, kai vaikui nesiseka. Jie meldžiasi, kai vaikas nueina per toli. Jie laukia, kaip laukia tėvas sūnaus palaidūno. O kai vaikas grįžta, jie neatstumia, bet apglėbia, glaudžia prie širdies. Galbūt seniai neskambiname savo tėvų ir motinų. Gal nepadėkojame už tai, ką gavome. Gal negerbėme jų, nes mums atrodė jie netobuli, kvaili. Gal jau patys esame tėvai ir jaučiame santykių šaltį ir neviltį. Kristuje yra viltis. Jo meilė mus palaiko. Jo dvasia gali pakeisti mūsų širdį. Ir jo žodis gyvas. Gali išmokyti mus, kaip atstatyti santykius, kaip gyventi su pagarba ir tiesa. Brangieji, 4. įsakymas nėra tik vaikų žaidimas. Tai viso gyvenimo pamoka. Tai kelias į bendrystę su savo šeima ir su Dievu. Gerbdami tėvus mes prisimename, kad esame ne savo, bet Dievo. Mylėdami tėvus mes gyvename jo meilėje. O atleisdami ir priimdami atleidimą mes tampame Evangelijos liudininkais. Ne tik Dievo meilė per Kristų atnaujina mūsų širdį. Tik jo meilė moko mus gerbti, mylėti, atleisti ir gyventi. Ne tik gyvendami pagal jo tiesą ilgai gyvensime žemėje, kurie Viešpats mums duoda, bet ir mylėsime, būsime artimi vienas kitam ir pagelbėsime. Jėzaus Kristus.